Paklausti žiūrovų, kas jų manimų labiausiai padėtų atkurti pasitikėjimą valdžia. Nauji veidai politikoje, didesnis skaidrumas ir atsakomybė. Ir čia komentaras Dariaus yra, ar nemano, kad nebaudžiamumas. Realiai, nauji rinkimai visų pirma. Tada adekvatus elgesys iš politikų ir iš tikrųjų, man atrodo, sprendimai, teisiniai, įstatymų priėmimai, kurie tiktų ir žurnalistam, tiktų, man atrodo, tai ir padėtų. Tokie sisteminiai iš esmės dalykai. Gal daugiau net reiktų daryti, kad žurnalistam dar daugiau informacijos duoti, aš net nežinau, išlaisvint dar labiau, nežinau, kažko tokio, bet man atrodo, turi būti atsakas, turi kažkokios bausmės būti šitiem žmonėm. Net vien to, kad kiti ateis net neužtenka, bet aš be rinkimų nesivaizduoju, tipo, buvo išrinktas melas. Tie, kas dabar valdančioje koalicijoje, tie, kas formuoja valdančią koaliciją, jie nebuvo išrinkti. Išrinktas buvo melas, kurio nebėra dabar. Tarsi visi balsavo už kandidatą, kurio dabar nebėra. Tai buvo išrinktas melas, pozicijos visos. Tai aš net nežinau, kas galėtų pasitikėti, nieks nebalsavo už šitą, balsavo už kitką, ko nebėra. Tai visų pirma, turi būti nauji rinkimai, tada, jeigu norim pasitikėjimą grąžinti. Tada elgesys turi būti adekvatus su aiškia linija, kur sakiniai nėra priešpriešų dviejų arba realybės neigimo. To neturi būti. Ir tada po naujų rinkimų, jeigu tokie ateina, galim pradėti duoti šansą. Ir tada jie turi priiminėti sprendimus, tada turi būti atsakomybė nusikaltusiems ir tada sakytumėm turbūt, kad galim pasitikėti, žinokit, grįžta. Tipo. To nebus, beje. Pasvajojom ir praeis, to nebus.